Ir giminės, ir draugai, ir džiaugiamės, kaip atvažiuoja, liūdim, kai išvažiuoja, kas iš toliau. Dabar va merginos iš Klaipėdos atlikė, jau nežinau kelintą kartą. Visai pasirodo netoli. Tiesiog. Pasilgam kaip visų. Aš irgi Labas. Mes buvom čia, iš Klaipėdos atvažiavom, paskui važiavom į Druskininkus į vestuvės. Ir dabar jau per 1,5 valandos atvažiavom čia. Kad dabar jau 3 dienas kaip ramiau miegu, gal ne tik dėl tų straipsnių, kur ramina mus dabar, o todėl būtent, kad čia būna, nes Klaipėdoj namuose sėdėti prie kompiuterio, miegoti kelias valandas, iš proto gali išeiti. Bijai, kad kas nors nutiks, atvažiuos kas nors. O dabar čia, prie tvoros mašinai daug ramiau. Aš esu optimistė, aš tikiuosi, kad jos yra tik į gerą. Ne tam, kad mus užmigdyti ir kad mes, kaip sakoma, nebekovotume, bet tiesiog tam, kad iš tikrųjų povandeninės srovės vis tiek juda, vis tiek turi būti išgirstas žmonių balsas, žmonių šauksmas, žmonių emocija galų gale. Aš turiu 2 sūnus. Vienam yra 9, kitam yra 6. Ir vienas iš jų šiandieną yra atvažiavęs, bet kartu su vaikais visai žaidžia. Jaunesnis visą laiką stebi prie kompiuterio atsisėdęs ir tiesiog jau pas mus šeimoje. Jeigu mama ruošiasi kažkur išvažiuoti, pirmas klausimas, mamytė, kur važiuoja, į Klonį? Taip sakau, į Klonį. Tai gerai, kaip nuvažiuosim, mums pamojuok, mes žinosim, kad viskas yra gerai. Jie lygiai taip pat supranta šią situaciją. Mes savo šeimoje deklaruojam tą poziciją, kad vaikus su visuomeniniu gyvenimu reikia supažindinti su įvykiais Lietuvoje, vaikams reikia aiškinti. Ir mums tėvai aiškino, ko reikia bijoti ir ko neprisileisti. Ir aš vienpusiškai galiu pasakyti, aš tikiu vaikais ir aš tikiu, kad jie niekada nemeluoja, rimtų dalykų nemeluoja. Jie turi vaikišką melą, kaip kažką padaro, bet ne tada, kada yra rimti įvykiai. Atvirkščiai vaikai yra tokie, kurie rimtus įvykius slepia ir jiems sunku apie rimtus įvykius kalbėti, o jeigu vaikas kalba, reiškia, jau jam iš tikrųjų širdelę skauda. Aš manau, kad žmogus, kuris taip elgiasi, jisai tikriausiai gyvenimo yra kažkurioje vietoje labai stipriai nuskriaustas. Nes tik žmogus tam, kuriam labai skauda, gali kitam daryti ir nesuprasti, kad kitam gali skaudėti. Ir kalbant apie, aš tai pasakysiu gražiai, kalbant apie Laimutę, aš manau, kad iš tikrųjų jinai yra mama, kuri... Galbūt jinai yra mama, galbūt jinai mylėjo savo mergai, bet aš manau, kad jos viduje kažkas įvykę yra taip pat vaikystė, gal paauglystės metais, kas privertė vienaip ar kitaip, kad jos dukra atsidūrė tokioje situacijoje. Taip negali būti, nei viena mama iš tikrųjų negalėtų su savo taip vaiku pasielgti, o iš kitos pusės kalbant, jeigu tu jau taip pasielgiai, tai turėk vidinės stiprybės, kad tavo vaikas nekentėtų pripažinti tai, kad taip aš padariau blogai. Aš atsiprašau savo vaiko, bet jokiais būdais nemeluok ir nesakyk, kad vaiko pasakojimas yra niekas. Vaikas yra viskas. Ant vaikų laikosi pasaulis, jie yra mūsų ateitis ir negalima menkinti jų jausmų, jų širdžių, negalima menkinti netgi išsakytų jų minčių. Juos reikia išgirsti, juos reikia girdėti, juos reikia mylėti, jų reikia klausytis. Ir jiems reikia padėti išreikšti savo mintims, bet tik tai ne taip, kad vaikas niekas. Paskutinis jos interviu taip ir davė suprasti, kad jai dukra yra niekas. Jinai palygino su bobučių pasakojimai savo dukters istoriją. Supyniau. Ačiū. Ir gumytę įrišau. Oi, kaip man. Daug. Tai gumyčių reikia pešti? Jo, reikia, nes neturiu. Oi, kaip gražiai. Aš Kristina Kraujelytė.
vienos įmonės direktorė ir patvarinė. Brūkšnelis. Patvarinė. Aš esu Evelina Paltanavičiūtė, šiaip esu teisininkė ir iš tikrųjų pirmiausiai tai esu mama ir žmogus, kuriam viskas rūpi ir kuris nėra abejingas niekam. Negyvenau Lietuvoje ir apie šitą istoriją nieko nežinojau ir išgirdau per televizorių riksmus, kliksmus ir klausiau, kas čia įvyko ir man paaiškino, kas darosi, kad nori tą mergaitę paimti, kad čia tokia situacija, aš to net nežinojau. Ir viskas, ir nuo to aš ir nuėjau, kai buvo prie Klaipėdos teismas, pažiūrėti, kas bus. Ir tada kitą dieną nusprendžiau, kad reikia važiuoti, budėti. Tai kiek laiko jau čia? Kiek važinėjau aš? Jau mėnuo kažkur daugiau truputėlį. Mėnesių. Pirmyn atgal. Kada kelias dienas pabūnu, kada dieną tik tai. Kiek galiu, tiek atvažiuoju. Kai atvažiuoji, kur tu mėgi čia? Tai viešbutį pasiemu, tai būtų įsinuomoju, o jeigu jau širdelė nerami, tai mašinai miegu. Jokių problemų. Oi, kaip Turiu 2 sūnus, neturiu dukters ir neturiu kam plaukus pinti. Tikiuosi, kad kada nors būsiu jauna močiutė, turėsiu anūkę ir galėsiu pasidžiaugti tuo džiaugsmu. Nu, va. Iš kur tokių mažų gumyčių gavom? O iki parduotuvės pamačiau, tenais buvo daug. Ai, dukrytė yra? Jo. Ai, viskas aišku tada. Kaip mama galėtų elgtis taip su savo vaiku? Aš apskritai nesuprantu, aš prieš 2 metus, kai išgirdau, man užteko tik tais vieno, kad suprasčiau, kas čia vyksta. Aš pastačiau save į vietą. Gerai, jeigu mane būtų kas nors apšmeižęs, aš keliais čia šliauščiau ir sakyčiau, kad darykit, ką norit, mėtykit į mane akmenis ir viskas, bet aš kovosiu dėl savo dukrytės ir lankysiuos ir viskas. Man nesuprantama pozicija, apskritai. Kaip taip gali būti? Nežinau. Neturiu žodžių. Aš sakau, pastačiau save į jos vietą ir viskas tapo aišku labai. Mamos dėl savo vaikų jų kryžių kelius gali nueiti, jeigu iš tikrųjų iš jų kas nors vaiką paima ir ta prasme neatiduoda. Kodėl aš, miegu dėl šito vaiko, kaip sakant, po tvora. O tikra mama nagučius dažosi. Aš nesuprantu. Ir nelanko mergaitės. Nelanko mergaitės. Niekada niekas. Jeigu jinai taip mylėtų tą mergaitę, jinai čia sėdėtų kartu su mumis ir sakytų man, dzin, ką jūs apie mane galvojate. O jinai dar apsaugą nusisamdžius. Iš tikrųjų yra ta dar tokia viena pozicinė situacija, kaip aš visą laiką sakau, kad nei vienas žmogus, kuris mes čia esam, niekada niekas jai neišreiškė priešiškumo, emocinio ar dar kažko. Niekada jos niekas neišvijo ir niekada niekas nepasakė, kad tu negali lankyti savo dukters. Tai nesuprantama, mama ir dabar po kovo mėnesio įvykių jinai nei karto neatvažiavo aplankyti mergaitės. Tai yra nesuprantama. Kaip mama taip gali. Čia ne mama. Aš šią istoriją stebėjau 2 metus. Šių metų kovo mėnesio lemtingi įvykiai pabudino manyje, mano viduje tą moralinę poziciją, kad iš tikrųjų žmogus nebegali tylėti, matydamas tokius įvykius. Mes turim išreikšti visi savo pilietinę valią, savo buvimu čia. Ir tik tai buvimu čia tu gali pajusti visų žmonių pagarbą, šilumą, dėmesį, kurie yra čia. Mes visi šypsomės, mes visi tikime gerą pabaigą. Mes dalinamės įspūdžiais, mes dalinamės nuovargiu, mes dalinamės arbatos, kavos puodeliu ir tuo, kad turime šią minutę ir čia. Iš tikrųjų esam be galo dėkingi tiems žmonėms, kurie laiks nuo laiko atvažiuoja, atveža ir maistą, išreiškia ir kitokią paramą. Kai buvo dideli šalčiai, mums čia buvo atvežti ir šildytuvai, ir pledai užsikloti. Ir iš tikrųjų tai gerų žmonių dėkingumo valia. Čia yra tokių žmonių, kurie jau tikriausiai 2-3 mėnesius praktiškai gyvena čia. Čia yra jų antrieji namai, kaip aš sakau, nes pirmieji namai yra pamiršti.